Pradėjau aš keliauti gan anksti, gal 10 metų, ir tada jau prasidėjo tas, tėtis mano buvo regbio treneris ir todėl varžybose visą laiką vykdavom ir aš matydavau daug labai žmonių, skirtingų komandų ir labai norėdavau visą laiką pabendrauti su jais. Todėl iš karto jau prancūzų kalba, nes pirmą kartą į Prancūziją teko išvažiuoti ir paskui po prancūzų prasidėjo, įstojau VDU, kai pradėjau tas kalbas, tai taip labai įsitraukiau, tiesiog nežinau kaip aistra. Grįžus į Lietuvą pradėjau studijuoti japonų kalbą ir tada nuvykau į Japoniją, tai pasisvečiuoti. Ir nuo to prasidėjo, tada korėjiečių patraukė, paskui kinų iš viso ten susižavėjau, tai iš karto Taivaną paskui jau labai norėjau išvažiuoti ir gavau stipendiją. O išvažiavus į Indoneziją iš tikrųjų ieškojau Taivano tenais, nes labai patiko Taivanas. Bet Indonezijoje irgi labai daug yra kinų ir iš vis ten tokia makalynė, iš visų tautų, iš visų kalbų, iš visų kultūrų, tai labai tokia ideali šalis tenais gyventi, jeigu nori su Azija susipažinti artimiau. Ne, tikrai žinokit, ne pabaiga, nes kalba kažkaip palaiko mane, nes kai pradedi įsigilinti ten į darbą, rutina tokia, o kalba lavina atmintį, žavi, kažkas įdomiesi, kultūra kažko, tai pradedi skaityti knygas ir visko. Ir kiek kol VDU dėstys, tiek daug kalbų, ten virš 27, tol aš jas studijuosiu, jeigu leis galimybės. VDU man gyvenimo būdas, nes aš studijuoju VDU ištisai, jau nebepamenu, nuo 99 metų. Ir čia pirmi metai, kaip aš nestudijuoju, bet iš tikrųjų iškart pirmą dieną nusileidus nuo lėktuvo iškart atsiverčiau tvarkaraštį, pasižiūrėjau, kurias kalbas dėsto, kas dar įdomesnė, kokios paskaitos yra, kokios ten, žinot, kai būna svečiai, dar kažkas kviečia bendras paskaitas. Tai va, čia tiesiog gyvenimo būdas mano, be VDU negaliu kvėpuoti.